Sveiki sugrįžę į Kovoto kodo kanalą. Taigi, šiandieną mes ką veiksime? Tai mes persikeliam iš armory.lt parduotuvės. Persikeliam... Bet iš lipnosios stūtės mes pradėsime dėlioti kažkokį, tai, kaip pasakyti... Tai, sveiki, sugrįžę. Taigi, dar kartelį pakartosiu visą, ką tik sakiau. Tai... Taigi, labai gerai. Yes, I know. Next question. Sveiki sugrįžę į Kovoto kodo kanalą. Taigi, šiandieną mes persikeliam iš armory.lt parduotuvės šiek tiek į gamtą. Ir ką mes darysim? Mes esam gamtoje ne šiaip savo, o mes iš tikrųjų dažysime ginklą. Tai visų pirma, reikia suprasti, kam reikia maskuoti ginklą. Tai vis dėlto mes esam gamtoj, mes judam gamtoj, judam miškuose. Tai gamtoj nėra juodos spalvos. Tai jeigu mes turime juodą ginklą, jis iš karto išsiskirs. Tai mes visų pirma, ką turim padaryti, štai aš turiu čia savo ginklą, jisai yra jau mano nudažytas. Ir turim sulaužyti visas linijas, kad nesimatytų ginklo, nes tikrai, kaip žiūrim iš toli į siluetą, mes galim pamatyti, kad nors pats šaulys, pats karys yra su kamufliažu, bet jo ginklas labai gerai šviečia ir mes tikrai galime jį pastebėti, tą ginklą. O mes panaudosime dažus ne iš kur kitur, o tiesiai iš Ukrainos. Šitie dažai yra iš armory.lt parduotuvės ir gamintojas yra Recoilas. Kodėl Recoilas? Recoilas 2 metus jau dirba Ukrainoj ir iš tikrųjų visi ukrainiečių ginklai fronte tikrai matosi, kad yra jie visi maskuoti, yra dažyti ir Recoilas tikrai atidirbo labai daug su šiais dažais ir yra naudojama Ukrainos kariuomeniai. Tai mes ir pasinaudosime šitais dažais. Aš kaip savo ginklą dažiau, naudoju šiek tiek kitokius dažus, dabar neatsimenu jų pavadinimą, bet šį kartą mes naudosime Recoilą ir pažiūrėsime, kaip mums išeina gražiai nudažyti štai šitą ginklą. Visų pirma, prieš dažant ginklą reikėtų pagalvoti apie kelis dalykus. Tai kiekvienas ginklo modelis šiek tiek skiriasi. Tai būtent šitas ginklas, kurį aš dabar laikau rankose, tai kaip matote, jisai yra šiek tiek uždaresnis ir man teko užmaskuoti tik tai nuleistuką, atvirus taikiklius, visus priedėlius, per kuriuos aš žiūriu į taikinį ir vamzdžio ugnies slopintuvą. Daugiau aš nieko neišrinkinėjau, nieko nemaskavau. Ir taipogi, kadangi ant šito ginklo yra ganėtinai gilūs režimai su pavadinimais ir visa kita informacija, tai kaip nudažiau, jie vis tiek matosi. O štai šitas ginklas, kaip matom, čia yra iš tikrųjų stūmoklinis ginklas, tai pasibiškai atviresnė yra railsas ir ten turim stūmoklį, tai vis dėlto teks nuimti biškai pardyti, išimti tas detalės, kurios vaikšto, kad neusidažytų, neusineštų ir kad ginklas vis dėlto funkcionuotų. Ir taipogi matom, šičia mes turime su lazeriu užgraviruotą pavadinimą ir visą kitą informaciją, tai teks ir šituos šiek tiek pamaskuoti, kad jie neusidažytų. Tai ką? Ir, aišku, žinoma, reikia mums pirmą visą ginklą nuvalyti, nudegrysinti, kad dažai gerai prilyptų. Tai mes tą dabar padarysim. Taigi, paimsime Recoilo Cleaning and Degreaserį, tai tiesiog mes paimsime, gražiai išpurkšime šitą visą ginklą, nuo pradžios apipurkšim ir mes jį visą nuvalysim. Nieko čia įspūdingo nėra, tiesiog, kad nebūtų jokios vis tiek mes ginklus prižiūrim, tepam, valom, tai panaudojam visokiausius valiklius. Tai reikia viską mums nuvalyti, kad nebūtų jokio riebaliuko pasilikę. Gerai, tai ką mes padarysim, kaip ir minėjau, mes biškutį išrinksim šitą ginklą, nes nenorim, kad būtų problemų su jo funkcionalumu, tai kadangi čia yra stūmoklinis ginklas, turi stūmoklį, tai mes tą stūmoklį išimsim ir užklijuosim. Gerai, kadangi numėmės apsidą, tai prie to pačio dar nuvalysime vamzdį, nudegrysinsim, kad nebūtų jokių riebaliukų. Nes vis tiek mes kaip dažysim ginklą,
tai dažai pas mus per štai šituos tarpelius vis tiek pateks ir ant pačio vamzdžio. Ir taipogi, kad nebūtų jokių problemų, mes užklijuosime štai šitas vietas, nes čia, kur stūmoklis eina, tai kad neprieitų dažų. Nieko super čia nepadarysim, tiesiog paimam, užklijuojam labai paprastai. Tai va dar čia gale turime mes irgi, kur stūmoklis eina, čia kažkaip reikia pasistengti užklijuoti. Ops. Dabar jeigu jis turi lyst. Šituos galime iš šoną. Ir uždėsime mes dabar duslintuvą atgal. Tai, kaip minėjau, bent jau kadangi praeitame ginklo, kur dažiau, tai nebuvo duslintuvo, tai buvo ugnies slopintuvas, aš buvau jį užmaskavęs irgi su lipnia juostele. Bet kadangi šitie recoil dažai yra atsparūs karščiui, tai vadinasi, kad mes galim drąsiai ir duslintuvo dažyti ir nebus jokių nukepimo nuo karščio. Tai kas yra super. Gerai. Tai mes dabar nusivalėm, nusidegrysinam, užsimaskavom vamzdį, išsirinkom tai, ko mes tikrai nenorim uždažyti, tai būtų pats stūmoklis. Ir dabar ką mes toliau padarysime? Tai dabar mes turime štai šitos taikiklius, tai mes juos lygiai taip pat padengsime, kad jie mums nenusidažytų. Ir čia nieko labai prašmatnaus nėra, tiesiog užviniuojam, užlenkiam, dar ant viršaus uždedam. Vienas uždėtas. Aš čia noriu užmaskuoti taipogi nuleistuką. Ir čia ganėtinai tokia vieta, kur įdėti yra labai sudėtinga. Tai pradėkim nuo čia, vat. Štai šitaip kažkaip. Mes tokio kaip ir vienodo kvadrato. Tai biškį mes padarniuosime su, kad jisai atrodytų šiek tiek, lyg tai būtų paternas. Tai va, šitai padarysim. Dar aišku, pas mus yra likusi štai šita, kaip pasakyti, ertmė, skylė, tai dėtuvės, tai mes tiesiog statysim dėtuvę ir viską gražiai, visą ginklą nudažysim, o jau sekančias dėtuvės, jeigu mes jau turime pilną kovinį komplektą, tai 8 dėtuvės, tai tenks juos skrai dažyti, bet viskas puikiai gaunasi. Tai ką, turim ginklą ir dabar ką mes pradėsim, tai visų pirma padengsime ginklą, aš pasirinkau 3 spalvas, tai būtų mes turim žalią, juodą ir rudą, tai kaip sako, pretty much Woodlando kamufliažas, ne? Tai visų pirma, ką mes padarysim, mes norime šitą juodą ginklą padengti ganėtinai šviesesnė spalva, tai pagrindas bus žalia spalva. Tai mes dabar dažysime visą ginklą iš abiejų pusių su šita žalia spalva.
Tai mes lengvai apdažom iš visų pusių viską. Tai paėmėm, padengėm visą šitą pusę ginklo žalia spalva. Tai kaip matote, jau spalva pasikeitė, logiška, ne? Tai palauksim, kol biškutį pradžius ir apvirsim kitą pusę. Kaip greitai jisai. Tai tik uždėjus, aišku, pirmą sluoksnį, mes jau iš tikrųjų kas nustebino, kad po kokių gal 2 minučių jau aš tai vat, čia kur buvo dažyta, jau yra išdžiūvę. Tai ganėtinai, ir vėlgi pažiūrėkite, mes esame lauke, ne? Tai ir drėgmė yra, ir viskas, bet tikrai ganėtinai šitie dažai ganėtinai greit džiūsta, kas iš tikrųjų šiek tiek mane nustebino. Gerai, tai dabar apversim kitą pusę ir analogiškai mes ją padengsime žalia spalva. Gerai, tai padengėm, dabar pradinė spalva, tai yra žalia ir dabar palauksime, kol nudžius šitą pusę ir tada pasinaudodami dažymo juostą, gali būti ne tokia, belė kokią nusipirksit, tai pradėsim dėl kažkokio tai ornamentą, ne? Biškai aš taip įsivaizduoju, padarysime tą vadinamą kaip ir woodlandą, tą vadinamas tiger stripus, ne kažkur, čia pridėliosim ir tada pasinaudosime mes rudą spalvą, uždažysime viską rudai, tada nuimsim, apversim, tą patį pakartosim ir jau gausime vėl kažkokią tai ornamentą, bus jau šiek tiek ir sulaužytas visas ginklų kontūras ir linijos. Tai dažant ginklą tikrai bus taip, kad ant dažų nusileis koks nors, ką žinau kaip pasakyti, kokia šakelė ar koks, vat, matau, čia biškutė yra kažkokia tai dulkė nugriuvo, tai yra ne problema, nes vis dėlto mes dažom ginklą, tai kaip nudažysim ginklą pilnai, mes eisim į pratybas, jisai apsitrins, apsibus, bus įbrėžimų, tai tik prideda, kaip pasakyti, ginklui charakterio. Tai kitas dalykas, bent jau kaip aš galvoju, kaip man yra pasakę, ginklas yra įrankis, ne? Tai jisai turi mums tarnauti, o ne mes jam. Aišku, mes jį valyti turim, bet apie tai vėliau. Bet kad čia kažkur kažkas nugrius, ar štai matau kažkoks čia plaukelis, tai čia nėra baisaus, visiškai absoliučiai nieko, tik prideda tam ginklui charakterio ir originalumo. Kol laukiam, kol išdžius ginklas, dažai išdžius, tai su dėtuvės dažymu. Tai labai paprastai mes paimam dėtuvės viršutinę dalį, užklijuojam, kur dedasi šoviniai, kad neprieitų dažų ir viskas. Ir galime lygiai taip pat analogiškai dažyti. Tai ginklas jau beveik išdžiūvęs ir štai kaip atrodo pirmas sluoksnis, žalia spalva. Iš tikrųjų tikrai ganėtinai graži spalva. Gražiai išdžiūvo, dar nepilnai, bet atrodo liuks. Ir kaip minėjau, štai matosi, kad štai čia yra šiokių tokių užgriuvusių dalykėlių, bet čia nėra didžiulė problema. Ginklas pradžiūvęs ir, kaip minėjau, sukūrėm štai tokią, pavadinkim, mozaikėlę, apklijavom dažymo juostą ir dabar, ką mes darysim toliau, tai panaudosim rudus dažus ir sukursime antrą sluoksnį štai tarp šitų tarpelių.
Gal dar pats tams. Tai ginklą padengėm dabar ruda spalva, kaip ginklas pradžius, nuimsime štai šitas visas juosteles ir gausime kažkokį tai ornamentą ir tada jau pradėsime šiek tiek darbuotis su juoda spalva, šiek tiek ginklą reikės patamsinti. Pats geriausias dalykas štai vat yra štai toks, tai būtų armavimo juosta, čia nuo statybų, dar nuo mano namų statybų likusi, jau naudota dažymui, tai panaudosime štai tokį, patamsinsim ir sukursime štai kitaip vadinamą tą tokią drakono ar tai gyvatės odos imitacija. Kažkas tokio gausis. Tai va. Dėtuvė lygiai taip pat, žiūrėjau dėtuvę, biškį padarom kažkokios tai irgi tą patį ornamentą sukuriam. Čia gal dar biškį užkliuokim, kaip pavyzdys. Sukuriam ornamentą ir lygiai taip pat paimam dažus. Štai ir viskas, ir lauksim, kol nudžius dėtuvė. Ginklas pradžiuvęs, pabandysime jį šiek tiek nuklijuoti. Ką mes turim, tai va, atrodo ginklas dabar taip. Tai štai atrodo mūsų tas vadinamas šauliškas tigriukas po nudažymo, nuvyniojimo. Tai matom, kai kur va, štai yra šiek tiek biškutį dažai atsilupę, tai yra natūralu. Čia nuo pačios, kaip pasakyti, nuo lipniosios tūtės tos dažymo juostos. Tai viskas gerai, nes mes dar ant viršaus įtamsinsim ir dėsime, tai va, kaip minėjau, dar kitokį ornamentą. Štai va toks va bus ir viskas. Judėsim toliau. Paterna. Ornamentą va matosi labai. Tai vat, matosi, kaip biškį uždėjome šiek tiek juodos spalvos, tai jisai šioks toks patamsėjo, atsirado vėl šiek tiek didesnis spalvų susiliejimas ir tokia kaip gyvatės oda gaunasi labiau. Va, dabar kaip ginklas atrodo, šiek tiek patamsintas, uždėtas kitoks ornamentas. Ir dar šiek tiek palauksim, kol jis biškį pradžius. Ir turbūt jau pratęsime tolimesnę mūsų šitos laidos dalį, jau grįžę į armory.lt bazę.
Grįžom į armory.lt parduotuvę ir kągi, dažymo darbas mes pabaigėm. Štai guli gražuolis Grand Poweris jau nudažytas. Tai ką mes naudojom? Tai mes naudojame, dar kartą paminėsiu, recoilo dažus. Tai naudojam rudą, žalią spalvą, juodą ir aišku prieš dažymą mes panaudojame cleanerį ir degreaserį, tai vadinasi, kad jisai nuvalė ir panaikino visus tepalus, kad gerai dažai priliptų. Tai visas šitas dalykėlis atvažiavęs tiesiai iš Ukrainos, kur galite įsigyti armory.lt parduotuviai. Ir kągi, dažyto Grand Powerio šautuvą. Tai kaip minėjau, pagrindiniai dalykai, ką mes buvom užmaskavę, kad nepatektų dažai, tai buvo yra nuleistukas, vadinami atvirieji taikikliai. Taipogi buvo išrinktas pats stumoklis, buvo nuimtas, kad nenusidažytų, tai jis atgal viskas yra gražiai surinkta. Ir viskas. Ir ką? Patys matė dažymo eigą, jeigu kada patys norėtumėt nusidažyti ginklą, tai gali drąsiai pasižiūrėti, ar patiks jums toks marginimas, ar norit kažko kito. Taipogi gali drąsiai užsukti į armory.lt, į pačią fizinę parduotuvę, pasikonsultuoti su Hebra, jie turi tikrai nuostabių visokiausių dažų prisivežę ir kas ten žinot, gal netgi jie teiks kažkokios tai gal dažymų paslaugas. Nežinau, pažiūrėkit, ateityje gal bus kažkokia informacija. Tai kaip šitas ginklas dabar turbūt prie šitos šviesos labai gerai nesimato, kaip pats visas raštas atrodo nudažytas, bet pamatysite jį iš arčiau, bet neužilgo, kol aš nekėsiu, tai eis birolai. Tai va, tai dažymas labai paprastas, iš tikrųjų, kaip minėjau, kad tai yra įrankis, tai reikia nebijoti, jeigu jūs norite dažyti, pabandykit, nusidažysite, tie dažai vis tiek yra visokiausių kitų preparatų, kurie gali tos dažus nuvalyti, o ir pats ginklas, jisai yra įrankis, kaip jūs eisite į pratybas, kariausit, šaudysit, taktikuosit, apsibraižys šiek tiek ir tai yra labai gerai. Kaip sako, yra geras pasakymas, riteris su blizgančiais šarvais, vadinasi, kad jo šarvai niekada nebuvo išbandyti. Tai vis dėlto apsitrins ginklas, bus kažkokių įbraižymų, tai tik tai rodys ginklo amžių ir kad jis tikrai matė šilto ir šalto. Tai ačiū Jums ir sakau Jums iki kitų kartų.